Tarptautiniai mainų programai Erasmus 25. Šią progą Klaipėdos universiteto Erasmus studentų klubas surengė šios programos jubiliejaus šventę. Tarptautinės programos jubiliejaus minėjimas Klaipėdoje buvo vienas iš nedaugelio visoje Lietuvoje. Norėjom parodyti save, nes mes esame pakankamai jauna sekcija ir dar nežinoma visoje Lietuvoje, tai gal ir gerai. Ir norim parodyti, kad mes tai galim. Jo. Ir mes norim iš tikrųjų dar skleisti tą Erasmus programos, kad žmonės, nes kiti gal net nežino, kas tai yra, tai mes norim kartu ir supažinti, kas tai yra ir kartu atšvęsti gimtadienį. Tarptautinė Erasmus mainų programa į Klaipėdos universitetą pritraukia daugybę studentų iš įvairių užsienio šalių. Atvykstantiems studentams čia įdomiausias svečia šalis ir bendravimas su kitataučiais. Erasmus programos studentė Sara studijoms Lietuvą pasirinko dėl to, kad ieškojo šalies, kuris skirtųsi nuo jos gimtųjų namų. Sara Lietuvoje savo rūpestingumu ir maloniu bendravimu sužavėjo Klaipėdos universitete studijuojantys studentai. Studentai čia truputį drovūs, jeigu lyginčiau su studijuojančiais Ispanijoje. Tačiau jie visuomet domisi tavimi, tavo kultūra, jiems įdomi tavo nuomonė. Studentai čia iš tiesų turi daug ką duoti. Man neteko išgirsti blogų žodžių, todėl džiaugiuosi, kad turėjau galimybę susipažinti su tokiais studentais Lietuvoje. Lietuvoje studijuojančių studentų iš užsienio visuomet įdomu paklausti, kodėl šie pasirinko Lietuvą. Erasmus studentė Andrėja iš Airijos teigė, kad ne ji pasirinko studijas Lietuvoje, o studijos Lietuvoje pasirinko ją. Aš ieškojau vietos Erasmus praktikai ir galiu pasakyti, kad Lietuva mane pasirinko. Pamačiusi pasiūlymą studijuoti Lietuvoje pagalvojau, kad tai be galo įdomu. Buvau anksčiau sutikusi žmonių iš Lietuvos. Pažinojau žmonės, man patiko idėja apie šią šalį, tai kodėlgi ne. Į Klaipėdą pagal Erasmus programą atvykę studentai Uostamiesčio universitetą pasirinko dėl glaudžių bendradarbiavimo ryšių su jų gimtosiomis aukštosiomis mokyklomis. Tačiau studentai iš užsienio Lietuvoje susidūrė su nemažu kalbos barjeru. Aš turiu paskaitų su lietuviais, manau, kad dauguma jų malonūs, tačiau yra kalbos barjeras, sunku susikalbėti angliškai. Mes norime būti draugai ir norime pasikalbėti, bet tai yra sunku. Jei aš mokėčiau lietuviškai, būtų kur kas geriau. Tarptautinė mainų programa Erasmus buvo pradėta įgyvendinti 1987 metais. Šioje mainų programoje gali dalyvauti visų ES valstybių, Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino ir Turkijos studentai bei aukštojo mokslo institucijų darbuotojai. Per 20 Erasmus gyvavimo metų galimybę studijuoti užsienyje pasinaudojo beveik 1,5 milijono Europos studentų. Lietuvoje Erasmus programa veikia nuo 1999.